1 rugpjūčio savaitgalį Jurbarko rajone Smalininkų kartodrome vyko Baltijos taurės 2011 Lietuvos kartingo čempionato ir Lietuvos kartingo taurės 4-ojo etapo kartingo varžybos. Čia susirinko daugiau nei 120 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų kaimyninių šalių. Atnaujinta bei aptverta ir 1 kilometro ilgio kartingo trasa, kurioje vienintelėje Lietuvoje galima organizuoti tarptautinės varžybas, jau ne pirmą kartą suburia tiek sportininkų. Tačiau tokios dalyvių gausos teigia nepamenantys net ir patys kartingų sporto senbuviai. Smalininkų trasos asfalto sudėtis kitokia negu įprasta, minkštesnė, kartu ratams leidžianti labiau sukibti su danga. Patiesta magnetinė juosta įrengta chronometravimo įranga, kad treniruočių metu sportininkai galėtų matyti savo važiavimo laiką. Smalininkų kartodromo trasos rekordą šiuose varžybose dar kartą pagerino RKV Racing narys ir šių varžybų Rotax Max DD2 bei KZ2 klasių nugalėtojas Simas Juodviršis. Šiam sportininkui Jurbarko rajono meras Ričardas Juška įteikė tradicinę mero taurę už greičiausiai įvyktą ratą. Taip pat prizininkai buvo apdovanoti ir Krun Oil taurėmis bei prizais. Tiesiog gal galima sakyti savo trasą, viską žinau. Tiesiog gal ir gera treniruotė, aišku, atvažiavę daugumą dalyvių iš Pabaltijo yra. Po kol kas dar man greičiu neprilygsta. Tiesiog gerą treniruotę aptarėjus. Kaip pats čempionatas, kaip jis organizuotas, ką gali pasakyti? Nežinau, čia iš tikrųjų mūsų trasoje Smalininkuose yra tikrai pačios geriausios varžybos visam Pabaltijai, kaip būna. Čia daugiausiai dalyvių ir viskas tiesiog parengta varžybom. Aišku, daug pinigų investuota, bet tiesiog, kur kitur būna 60 dalyvių iš Pabaltijo, čia jau net beveik 130 dalyvių. Tai tikrai daug kas domis ir čia važiuoja iš šitas varžybas. Susirinko labai daug dalyvių, labai stiprus dalyviai. Sezono metu dauguma jų, tiek latvių, tiek lietuvių, tiek estų, važiuoja Europos čempionatuose, pasaulio čempionatuose. Konkurencija didžiulė, gražios varžybos. Lietuvos kartingo čempionato komandinėje įskaitoje nugalėjo renginio organizatoriai ir šeimininkai sporto klubas RKV. Antrąją vietą užėmė Vilniaus komanda IJ Racing, o trečiąją MS Kart iš Kauно. Знаете, с первого поворота я был первый, но потом мы вылетели втроем, и пришлось с последнего места добираться, добрался до третьего, и меня опять выбили. И то есть на данный момент я последний в своем классе, и приходится опять с самого последнего места добираться до верха. То есть будем пробовать что-то делать. Kovą trasoje vyresniems sportininkams vis dažniau žada ir jaunieji Smalininkų kartodromo stovyklos auklėtiniai Eduardas Eiza ir Domantas Čepas, kai kada per treniruotes nuvažiuojantis net po 100 ratų. Dabar pravažiavau pusfinalį, startavau 6, baigiau 8, nes su stomokliu yra problemos. Nežinau, nelabai veikia. Aš važiuoju iš RKV Racing komandą ir jinai tikrai yra visi RKV Racing komandos nariai yra greiti, tai stengiamės ir mes būtų tokie. Kaip sekas šiame Lietuvos čempionate pavažiuoti? Dabar kol kas dar nelabai, nes reikia neatrandam tinkamų trajektorijų ir šiaip laukiam lietaus, nes per lietų geriau sekas. Kiek laiko sportuoja? Aš pradėjau maždaug prieš metus, tai praeitą vasarą. Tai nusipirkom kartingą ir pradėjom važiuoti. Iš pradžių buvau čia stovykloj, važiavau su pramoginiais kartingais. Tai ir patiko labai, tai sugalvojau nusipirkti kartingą. Mikroklasėje greičiausias buvo Estijos sportininkas, tačiau raket klasėje nugalėjo lietuvis IJ Racing narys Ignas Dagilis. Suaugusiųjų klasėje Rotax Max DD2 Masters nugalėjo Saulius Pocevičius, RKV Racing narys. Antrąją vietą užėmė estas Eke Nurm, o trečiąją vietą užėmė Smalininkų kartodromo įkūrėjas Vitalijus Gudzenko. Kiekvienais metais daugiau dalyvių renkasi, kiekvienas sportininkas daugiau įgūdžių įgauna, kiekvienais metais stipresnis lygis kyla. Kaip vadovui tenka susidurti su rėmėjais, su pinigais ir taip toliau. Sudėtinga kartingui sportui pritraukti rėmėjus, aplamai pinigus, sudėtinga pritraukti. Šiaip, kaip Lietuvoje sunkus laikai, tai žinoma sunku, bet vis tiek po biškį atsiranda žmonių, kuriems įdomus tas sportas ir po biškį kažkas remia.
šiaip ir investuojate į trasą, galbūt daug pinigų reikia, kad prižiūrėti ir panašiai tokią trasą, kad išlaikyti. O šiaip nemažai, bet daugiausiai yra daug entuziastų, kurie ir be pinigų padeda kažkom, padeda darbais, idėjom ir taip toliau. Šiaip ne mano vieno čia idėja ar tas prižiūrėjimas ir pinigai. Jaunimą pritraukti į komandą sunku? Šiaip sunku, nes kaip gyvenime būna, talentingi vaikai neturi iš ko, o kas turi, vaikai netalentingi. Kažkaip normaliai šiandien. Kartingas gerai stovi, technika nepaveda kol kas. Stengsimės, liko dar finalas. Viską parodys. Konkurentai stiprus? Taip yra stiprių. Estijos yra sportininkų, Latvijos. Stengsimės būti pirmi, savoje trasai reikia laimėti. Nu tai galbūt savo trasą labai žinoma gerai čia kasdien. Nu kad ne, po pirmo darbas nėra kada taip važinėtis kiekvieną dieną kaip jaunimui. Važiuojam savaitgaliais kaip visi, pasportuojam ir viskas. Visi sportininkai dar tą patį savaitgalį dalyvavo ir kitame Lietuvos kartingo čempionato ir Lietuvos kartingo taurės etape, kuris taip pat vyko Smalininkų kartodrome. Mikroklasėje šį kartą greičiausias buvo Pavel Naibich, Raket Ignas Dagilis, Rock ir Rock Junior klasėse triumfavo atitinkamai Narvydas Janušis ir Vitalij Ivicki. Rotax Max DD2 ir KZ2 klasių nugalėtojo vardas atiteko ne kam kitam, o Simui Juodviršiui, o Vitalijus Kudzenko išplėšė pirmąją vietą DD2 Masters klasėje.